Labą dieną, labas rytas, labas vakaras ir sveiki atvykę į naują vlogą. Čia turime plaukų gumytės, plaukų priemonės, kremo, žodžiu, visko labai daug. Ką tik ištraukiau iš čia, viskas, o čia va buvo sudėta. Nemu kaip pilkėta. Tai va. Erikas pasiėmė vaikus ir išvažiavo į batutų parką. Tai aš dabar noriu susitvarkyti savo makiažą, kremus ir taip toliau, nes labai visko daug ir viskas visur. Šito nebeturiu, čia buvo telefonui įsidėti. Nebėra. Reikės ieškoti telefonui stendo, nežinau kur yra, bet anyway, einam tvarkytis. Visus šiuos daiktus paėmiau iš čia ir reikia dar čia susitvarkyti ir šitą stalčių. Čia yra mano labiausiai naudojami dalykai. Šitos labai senai naudojau, bet vis dar juos laikau. Buvau čia pasidėjus ant stalo su mintim, kad daugiau naudosiu, bet nenaudoju, tai susidėjau čia. Tvarkykit namus su manimi, vlogas biški will take a different turn. Pasisuks į kitą pusę. Ką tik Erikas skambino, sako, liko, varom, sako, į reivą. Sako, taigi, saky, bilietų nebeliko, nes šiandien dar rytėjom, sako, davai varom į telegrafą, nes pirmadienį nereikia į darbą, pirmadienį pas mus bank holiday, tai aš nedirbu, Erikas nedirbs. Ir, jo, plaukus sukausi, tai šiaip, sakau, reikia susisuk plaukus, senai savo šarką naudojau. Biškį jį apleidau. Tai žodžiu. Kur aš baigiau pasakot? Paskambino Erikas, tada draugiai skambinau, sakau, varom. Sako, nežinau, neturiu kur vaiko palikti, sakau, tai greičiau skambink mamai. Klausk mamos, ar gali vaiką prižiūrėti. Tai va, Erikas paskambino man ir sako, varom. Sakau, taigi, saky, bilietų nėra. Sako, yra. Liko bilietų. Sakau, bet neturim kur vaikų palikti, sako, aš jau suderinau su Eriko mama, suderinau. Mano vlogas, kuris turėjo būti, susitvarkom su manim mano makiažą, gausis, daromės reivo makiažą. Plaukai jau padaryti, labai greitai mano garbanos įsileidžia, mano garbanos tik tada laikosi, kai plaukai yra labai nudeginti. Lemba, dabar kai tvarkiausi, radau mėlynų dažų plaukam, kadangi šiandien reivint varom. Gal norėčiau, jeigu esat čia nuo pradžių, tai žinosit, kad turėjau va čia va oranžinius plaukus ir tada nusidažiau jos rūžavai. Tai tiesiog buvo sruoga, tai va čia va prieki buvo ir tada ėjo tokia va sruoga iš galo. Tai kai susigarbanuoji plaukus, to oranžinė išlyzdavo. Ir dabar kaip cool atrodytų mėlyna. Ir dar turėtų tą mėlyną taip įsigerti plaukus, nes mano šviesus plaukai. Bet aš jūs jau Bet kodėl? Man tik labai biški jų reikės. Jeigu aš jas atsiskiriu, čia viską susirišu. Čia nusidažau, greitai išsiplaunu, susisuku. The time is 12:12 p.m. Dar tik 12. Galvosiu, gal nusidažysiu mėlynai plaukus. Bandom vis tiek susitvarkyti, ką pradėjau. Tie dažai taip į mane žiūri, kviečia mano vardą. Nu, žiauriai cool atrodytų, ne, mėlyni plaukai. What's the worst that could happen? Jos tam reikia ant šlapių ar ant sausų. After shampooing, towel dry and apply crazy color. Kas blogiausiai gali nutikti? Nusidažysiu plaukus, kitą savaitę gailėsiuos, tada tiesiog paskambinsiu Gabrieliai. Gabrielė beje yra mano draugė, kuri yra kirpėja ir žiūri mano vlogus. Ir jau ne pirmą kartą jinai mane yra tokioje situacijoje gelbėjus, tai aš tiesiog paskambinsiu Gabrielį ir sakysiu, Gabrielė, sutvarkyk mano galvą. Varom susitvarkyti ir dar kartą apgalvosim, ar tikrai nori mėlynų.
atrodau taip. Fone beje groja tokia muzika, kokią klausysim šiąnakt. Kai tai labai gerai atrodo. Tik, okei. Turėjo būti kažkas kito, turėjo būti čia tokia vat, toks va, ir tada čia jie du surišti šitaip, bet kadangi nusidažiau mėlynai plaukus, tas surišimas negražiai atrodo, tai susipyniau šitą, tada sakau, ne, aš nenoriu taip. Tai šitas šitaip, o čia vat tokia va kasytė supinta ir jinai man nestovi gražiai, nes žėlė prisidėjau aš. Tai vat, aš pasiruošus, Erikas ruošiasi, laukiam draugės ir važiuojam. Update'as. Mes važiuojam. Čia beje yra Gabrielė Kipė, kuri man kitą savaitę sutvarkys plaukus, kad jie nebebūtų mėlyni. Klasikinė istorija. Čia yra kiekvieno kas metus kartą tenka donatai prisiveikus kažką padaryti. Ir mūsų kita blaiva draugė Rima veža, kuri nežiūri mano vlogų. Nesakė, ar taip aš apie tave viską žinau. See you later! Gabė, sakai, tavęs pasą prašys? Ne. Man 30 viskas gerai. Nėra tau 30. 29 ir 7 mėnesiai. Ne, 8, gal 9, nežinau. 20 su pusę. Daugiau negu pusę jau.